Labadiena, gerbimi visaginiečiai. Šiandien ką tik pasibaigė tarybos posėdis. Na ir kaip visada, jisai ir liūdnas, ir linksmas, bet visada sakau, būtų gerokai linksmiau, jeigu nebūtų taip liūdna. Nes svarstėm keletą tokių, mano galva, tikrai svarbių miestui klausimų ir tiesiog kartais stebiesi mūsų tarybos narių fantazijomis, samprotavimais ir taip toliau. Tai vienas iš klausimų yra apie Vilties 3, tą vaikų darželį. Ir kada tarybos nariai kalba, tie, kurie dalyvavo priimant sprendimą tą patį vaikų darželį uždaryti, kurie priiminėjo sprendimus apie tai, kad jį reikia atjungti nuo visų šildymo sistemų, nuo kanalizacijos, vandens ir taip toliau, tai reiškia, priimdami tokius sprendimus, jie jau pastatą pasmerkė, kad jisai nebeatsigaus. Tie, kurie dar 18 metais patys priėmė sprendimą, tarybos sprendimą, kad reikia pasiruošti projektinius dokumentus jo nugriovimui šio darželio. Priėmė sprendimą, kad reikia dalyvauti projekte ir gauti vizualizaciją, kas būtų nugriovus tą darželį. Visi dabar rūpinasi, kodėl, kaip, reikia kažkur rasti lėšų, kažkaip jį atstatyti ir taip toliau, nesusimastydami ir neatsakydami į klausimą, iš kur tų lėšų gauti, ką ten darysime, kas atsitiktų, jeigu tai būtų priimtas sprendimas, kad tai yra kultūros paveldas. Pasakysiu tiek, jeigu tai yra kultūros paveldas, tai jau nebereikėtų nei galvoti apie kažkokį atstatymą, nes tai būtų jau 10 milijonų vietoj, sakykime, sumų, kurios ženkliai mažesnės. Todėl tokis svaistymasis kalbomis, gražiomis kalbomis, jis yra tik matyt oro virpinimas ir nieko daugiau. Tai taip pat kartais stebina, kada tarybos nariai įteikia notą, ar kaip jį čia pavadinti, laišką, kad prašome sustabdyti procesus dėl rekreacinės paskirties to sklypo, kuriame bus kalnelis įrengtas, bus pati pradžia parko, kuriame bus įrengtos vaikų žaidimo aikštelės ir taip toliau. Viską sustabdykit, įšaldykit, nieko nedarykit. Tai stebina tai, kad matyt tarybos nariai švaisto miesto biudžeto lėšas valstybinius tiesiog į dešinę ir į kairę. Jiems neįdomu, kad savo laiku atvežė gruntą už kelis šimtus tūkstančių, kuris netinkamas visiškai, susimokėjo, išmetėm lėšas. Tada rangovinė organizacija dar, aišku, jiems tai irgi kainavo. Susandėliavo jį, kuris dabar tas gruntas yra. Dabar siūlo, išvežkite šitą gruntą kur nors, nežinau, šalia atominės ten padėkit, kad tai yra dvigubai toliau nei mes siūlome. Tai švaistymas lėšų, tai pripažinimas, kad nieko mes nenorime, nieko mes nežinome, mums reikia emociškai priimti sprendimus, nevertinant nei to, kad mes patys dar prieš man antrai kadencijai prasidedant darėm visuomeniai pristatymą šio projekto, nusifotografavom, kad buvome šitam pristatyme, kaip viskas puikus projektas, priimam šitą sprendimą patys, taip, kad projektas geras, dabar jau rangos sutartis pasirašyta, įgyvendinti jį ir dabar stabdykite. Tai už gruntą susimokėjome, už patį projektavimą susimokėjome, pasirašėme sutartį su rangovinė organizacija dėl išvežimo, tai yra įrengimo to kalnelio, irgi gresia didelėmis baudomis, jeigu mes dabar sustabdytume. Tai neįdomu. Tiek to. Mano galva, kad tai yra kaip minimum neracionalus lėšų švaistymas.
Taip pat, aišku, labai stebina, kada visi save vienai per kitai pozicionuotis aktyviais tarybos nariais, komentuoja, kaip šitaip, autobusų stoties vis dar nėra, vis jį dar neveikia ir taip toliau. Tai situacija. Šiandien autobusų stotis pastatyta, baldai įrengti, lieka tik priimti tarybos sprendimus. Vienas, kad reikia perduoti rekreacijos paslaugų centrui patį pastatą, kadangi jau vasarą taryba priėmė, kad eksploatuos šitą objektą, ši įstaiga. Antra, pasitvirtinti vėlgi taryboje įkainius, pagal kuriuos bus įleidžiami autobusai ir visos kompanijos galės pasirašyti sutartį, kad atvažiuotų tie autobusai pas mus. Ir trečia, aišku, reikia pasitvirtinti rekreacijos paslaugų centro nuostatų pakeitimą, kad šita veikla yra įdėta į šios įstaigos veiklą. Ir prasideda neaiškumai. Lyg tai skubėjom, bet dabar reikia priimti sprendimą ir tik šitie sprendimai reikalingi, kad jau pradėti eksploataciją. Ne, mes čia kažko nebalsuosim, mums čia kažkas neaišku. Tai jeigu neaišku, užduokite klausimus. Tiesiai, šviesiai klausiu. Užduokite klausimus. Ne, mums į klausimus nebuvo atsakyta. Tai dabar užduokite, atsakysim net dabar. Ne, mes neuždavinėsim klausimą. Tai gal jų neturit? Arba pagrindinis klausimas, o ką veiks autobusų stotis? Žinot, tikrai norisi pasakyti, galvokime, ką galėtų veikti autobusų stotis. Ką? Man atrodo, kad viskas visiškai aišku. Tai yra keleivių aptarnavimas, autobusų aptarnavimas ir čia kažką labai daugiau neprigalvosi. Nors ir čia buvo fantazijų, kad čia gal kazino darysim, ar dar kokią nors fantaziją galėtumėm sugalvoti. Bet dėja, niekas to nežada daryti ir autobusų stotis pastatyta ir bus eksploatuojama pagal tiesioginę jos paskirtį. Aišku, kada kalbame apie konteinerių aikštelių išplėtimą, kadangi matome, kad buitinių atliekų yra pakankamai daug, kažkam nepatogu prieiti, reikia gana toli nunešti šiukšles, todėl administracija pasiūlė sprendimą, kad išplėsti tų vietų skaičių ir padaryti patogesnę šitą paslaugą. Taryboje vėl prasideda klausimų. O ką? Tai ką jūs dabar uždarysite šitas šachtas, kurios naudojasi 9-aukščiai? Atsakymas ne. Tai niekaip nesusijęs su svarstomu klausimu. Gyventojai apsisprendžia, jeigu jie nori naudotis šitomis šachtomis, tai jie ir naudojasi. Taryba nepriėmė sprendimo neteikti šitos paslaugos. Ir su konteinerinių šitų aikštelių plėtra tai niekaip nesusiję. Prasideda. Tai kodėl mes klausėm, kad yra klaidų apskaičiuojant tarifą už šiukšlių išvežimą. Tai mes klausėm, tai kur tos klaidos? Ne, jūs jas suraskite, jūs, gana keistai, man atrodo. Jeigu specialistai suskaičiavo ir sako, kad mes nematome klaidų, bet jūs sakote, kad jų yra, tai parodykite, kurioje vietoje. Turite visus dokumentus, parodykite. Ne, mes reikalaujam, kad jūs surastumėt klaidas. Tai kaip dabar tas pats specialistas suskaičiavęs ir sako, kad yra viskas gerai ir dabar turi dar pats ir surast klaidas kažkokias, kurias jūs menat, kad jų yra. Tai parodykit, kur tos klaidos. Tada būtų galima kalbėtis, ar tai iš tikrųjų klaidos, ar tai kažkoks nesusipratimas. Tai toks pas mus posėdis. Taip, daug diskutavom, bet džiugu, kad pagrindiniai klausimai buvo priimti, išspręsti ir taryba veiksni, nors ir dažnai gana linksmai atrodo, bet jau pasikartosiu, tas linksmumas būtų žymiai didesnis, jei nebūtų taip liūdna. Bet
tikiu, kad mūsų miestas puikią ateitį turi ir viskas pas mus bus gerai.